Taigi, mylėjai, programėlės pas manęs jos yra aikštelės 8, bet galima pradėti nuo 1, nuo 1, tai lai būna tai lietuviška programėlė, kuri duoda galimybę kiekvienam žmogeliui pradėti nuo mažiausių kaupimų, tai gali būti nuo 30, 20% čia eina, jūsų 30 yra išdalinta į 30 dienų ir su procentais jūs gaunate kiekvieną dieną su mygtuko paspaudimu €20. Taigi žiūrima, ne €20, nes šičia yra super, jisai ant 15 dienų veikia ir jisai vienu kartu pinigai atsiduoda. Žiūrim, čia yra 2,40, atkreipkite dėmesį, skaičiuoti atlygį, ok. Kaip matote, man įkrito €110, kažkuri programėlė užsidarė ir reikės ją iš naujo tiesiog paleisti. Puiku, mes paleisim ją iš naujo. Taip, žiūrim toliau. Startinis čia ilgalaikis ant 10 mėnesių. 3 mėnesius iš eilės mes jį papildom pasirinktą sumą ir po to jisai jau duoda grąžą. Va, į piniginę man įkrito 27,90, kuriuos aš galiu išsiimti, bet aš galiu ir grąžinti atgal. Tam, kad papildyti likusius €22,10, ką man nereikėtų iš savo kišenės dėti, bet aš dedu iš savo kišenės, tai yra, geriau, matomai, nežinau. Man geriau asmeniškai. Čia augantis. Augantis tai yra tai, kad tu įsidėjai ir jisai pamažu auga. Irgi taip pat mes spaudžiame skaičiuoti atlygį. Kadangi čia yra nesenai atidaryta, tai dar nėra net į piniginę. Yra įkritę 8,61, bet dar nenuleista žemyn į kopėčias. Va, ir yra dar vienas toksai arba pensijinis, arba vaikams taupantis, kur aš turiu pasidarius ir ant 60, ir ant 20, tik tais laiko tarpai yra 14 dieną, 15 dieną, ne? Bet aš vis tiek juos €80 kas mėnesį aš turiu čia įdėti, tam, kad jeigu pasižiūrėt, mes einam pažiūrėti, kaip efektyviai tai veikia. Žiūrėkit, vat kai tik ant šito atsistojam, taip, ir aš įdėjus esu €20, aš 3 metus dedu po €20 kas mėnesį ir aš gausiu paskui po 3 metų, kai pasibaigs, po €100, tai 5 kartus daugiau, ne? Jeigu aš įdėjus dar aš su 60, tai reiškia, aš dar gausiu 3 metus, kada dėsiu po 60, aš gausiu 3,30 kiekvieną mėnesį, jau nebedėdama nei vieno cento. Ir ta programa veikia 13 metų. Brangiai išgirskit, 13 metų. Čia viską eina apskaičiuoti, viską eina pažiūrėti. Yra skaičiuoklis su greitai, čia ant 30 dienų, super yra ant 15 dienų. O tokie įnašai, kur žmogus ateina pasitikrinti, pasižiūrėti, ar tai veikia, ar tai tikra, jisai nori įnešti, išimti pinigus. Tai yra normalu, todėl kad šiame pasaulyje visko tiek daug yra, kad žmogus tiesiog nepasitikė. Va, €30, kur pas mane paleista, €6 per 30 dienų. 30 nuspaudimų ir aš gaunu €6 viršaus. Bet jeigu aš įdedu 300, pavyzdžiui, aš gaunu €33 viršaus. Kai tai veikia, jūs klausimas, iš kur pinigai? Pinigai yra tai, kad jeigu atkreipsi dėmesį, apačioj parašyta, išrišant, čia blogai yra, vienu žodžiu parašyta lietuviškai, patraukiant turėtų būti 0,07 įkarins, kas yra įkarinsas. Tai yra vidinė moneta, kuri nėra kripto biržose, tai ne bitkoinas kažkoks, kuris gali nukristi ir pakilti bet kada, ar kita kriptomoneta, tai yra vidinė moneta, kurią mes perkame. Pavyzdžiui, aš piniginę parodysiu. Šičia mes parduodame tą monetą patraukus už €472, ne vienetą. Tada mes išskaičiuojam 0,07, dauginam iš 472 ir mes žinome, kiek, už kokią sumą mes parduodame. Ir tai gali būti 15 tūkstančių, 1675 jums viršaus.
patraukiant 1,43 monetų. Kas tai yra moneta? Moneta tai yra taip. Moneta tai yra taip. Čia rusiškai parašyta, bet jeigu mes pasirenkam e-currencies ir pasirenkam euras. 1,5 metų atgal, kai aš atėjau, tas e-currencies, aš irgi taip pat kaip ir jūs nieko netikėjau, aš nusipirkau labai mažai. Ir jisai kainavo už 5, taip, už 4,5 euro aš nupirkau 5 e-currencies. Bet dabar žiūrėkit, jeigu aš būčiau tuos 5 e-currencies šiai dienai turėjus, aš būčiau turėjus apie 600 eurų. Ar ne, bet aš jų neturėjau, nes yra taip. Ir dabar, jeigu man reikia, pavyzdžiui, kažką tai nusipirkti, ne, ir aš neturiu ant to vieno, ant vieneto aš neturiu, bet aš turiu, pavyzdžiui, ant 0,1, tai 10 eurų. Aš tada reiškia ieškau šičia ir aš perku, bet aš dabar neturiu, man atrodo, ant eurų. Jo, neturiu. Ir dabar reikėtų man pasipildyti piniginę. Taip. Kas pas manęs yra šičia. Šiandien nieko neišėmiau, 2 eurai. Čia yra tas, taip, man reikėtų už ką čia man reikėtų pirkti, už lenkiškus, pavyzdžiui, pasižiūrim lenkiškus. Lenkiški dabar mes jų turim. O gal geriau reikia nueiti ir išsiimti, ko čia vargti, ne? Čia geriau einam išsiimti čia. Nes kiekvienas mums duoda išsiėmimą. Va, tai reikia paspausti. Va, mes paspaudžiame, va, 249 eurai. Įkrito. Jeigu matote, va, įkrito, ne? Čia irgi paspausti. Čia augantis. Va. O mums reikia šito, susimakalavo programėlė biški taip. Čia paspaudžiam, mums įkrito 8,24 € mes juos išsiimam į piniginę. Beje, iš piniginės labai lengva ir paprasta yra išimti su elektroninė piniginė persiunti. Jokių problemų nėra. Taip. Ir mes čia išsiimam, va taip. Va taip. Mes būtinai turime padėkoti, nes eina apdirbimas. Bet kol eina apdirbimas, einam į mūsų lietuvišką programėlę, kur lietuvių kalba galima, ne? Ir mes šičia irgi išsiimam. Išsiimti premiją. Visiškai išsiimam, kad paleisti iš naujo ją, paskui paleisim kitur biškį. Nes čia jie veikia, aš į augantį visą laiką dedu, nes man tenai patinka. Augantį kaip įdedi, tai bent matosi, kad auga pinigai. Išsiimti visada suspėsim. Taip. Ir čia taipogi yra padėka. Dabar jau turėtų būti neapdirbta dar. Tuoj turi būti apdirbta. Va, gaunam pirmą sumą. Galiu ačiū rašyti, bet aš rašau taip, kaip programėlė verčia. Beje, anglų kalba yra, anglų kalbos aš nemoku, tai aš pasirinkau rusų taip. Einam šičia dar kartą. Taip. Apdirbimas. Kol apdorojasi, einam kitur, paspausim mygtukus, nes aš ir kitur turiu. Taip. Taip. Mes, va tokiu būdu, kiek čia trunki, pusvalandį. Kai bendrai visą turi, ne, o kai neturi, kai vieną mygtuką turi, tai tiesiog įeini ir paspaudi tą vieną mygtuką, bet aš jų daug turiu, tai kiekvieną kartą įeini, va, yra bonusai už pakvietimus, ne. Irgi čia buvo akcija, beje, tebėra dar 2 dienos akcija, kur jūs galite irgi dalyvauti tame
bonusus mes irgi išsiimam. Dalyvauti tame, kad jūs, pavyzdžiui, pakviečiat kažką tais, ane, ir būtent nesvarbu ant kokio, ant žalio, ant raudono, nu, ta prasme, ant startinio, ant kažkokio, jūs visą laiką turite galimybę išsiimti bonusus. Bonusai nemaži. Jums tiesiog reikia pagalvoti. Dauguma žmonių neturintys pinigų pradeda nuo 30, bet jie pasikviečia tokius žmonės, kurie realiai turi ir nori kaupti. Ir tokiu atveju jie labai iš karto pasikelia finansuose. Bet tai kaip žinot, kaip yra. Tai reikia turėti ir norų, ir va, gauta. Ačiū, čia galiu rašyti. Ačiū, nes čia lietuviškai yra ačiū. Ačiū. Ok. Nu va, ačiū, ne, ir einam pasižiūrėti dabar, nupirkti tą monetą. Na va, jeigu taip paėmus, tai mes su euru perkam tą monetą, einam, parodysiu, kaip tai atrodo. 0,1, man daugiau nereikia jos. Taip, 0,3, 0,03, ne. Va, paimam. Ir viskas, ir mes turim piniginėje. Va, įkarinsas, va, jisai 0,26 pas manęs įkarinsiu, va, eurai 112 buvo, ne? Bet aš juos, va, nupirkau įkarinsą ir va, sumos, kurios parėjo. Kol kas tiek. Paskui aš ten visas kitas susitvarkysiu. Nu, manau, jums papasakojau tiek, kiek galėjau. Jeigu įdomu, rašykite į telegramą ir duosiu nuorodą. Patys susipažinsit, prisiregistruosit ir tada galėsit pavaikščioti po patį kabinetą. Ir aišku, savami išsiaiškinsit, kai tai dirba. Nes ten viskas yra aprašyta nuo iki.